Šausim kavos ir varysim į laukus padirbėti. Pažiūrim naujienas telefone, išgeriam kavos ir varysim į laukus dirbti. Nu gerai, dar truputėlį pasižiūrėjau, kokių naujų automobilių yra įdėta ir tada jau tikrai eisim į laukus dirbti. O, naują vaizdo įrašą įkėlė. Pala, tai reikia gal per teleką pasijungsiu, pasižiūrėsiu. Blemba, kava pasibaigė, reiktų gal dar vieną. Nu gerai, tai vis tiek kažkaip dar tos energijos daug neturiu, tai dar vieną kavos pasidarysiu ir tada jau varysiu dirbti. Gerai, tai pala, dabar yra 12 valandų, tai jeigu aš išeičiau dirbti, tarkim, pirmą, tai kol sutems, kiek čia dirbčiau, pirmą, antrą, trečią, ketvirtą, penktą, 5 valandas. Gerai, tai pala, dabar jau yra 2, tai jeigu išeičiau trečią, tai nuo 3 iki 6, 3 valandas padirbčiau ir tada rytoj atsikelsiu anksčiau ryte ir rytoj dar 3 valandas padirbsiu. Bet vėjas yra, kiek čia tos temperatūros, tai turbūt irgi ne kažkas ta temperatūra, 12 šilumos. Jau kaip ir pietus, pavalgyti reikėtų gal, sakyčiau, vis tiek dabar tuščių skrandžių tai neįsiu šitą darbą. O, dar naują video įkėlė. Blema, kažkai gal mašiną kokių naujų kažkas įkėlė, internetą reikia pasižiūrėti. Debesis lik ten kažkokie, matau, kaupėsi tolumoje. Išeisiu šitos laukus, ateis tie debesis, pradės čia lyt lietus. Tai nusistatau rytoj tada žadintuvą, 6 val. Ryte nusistatau, bet čia 6 valandas rytoj padirbsiu, tą patį būčiau padaręs, ką čia šiandien 3 valandas ir rytoj būčiau 3 valandas dirbęs pagal tą planą, tai rytoj visas 6 padirbsiu tuomet. Sveiki kolegos, gal jūs turit kokį pasiūlymą, jeigu turit, parašykite komentarus, kaip prisivers dirbti. Nu kaip prisivers pradėti visus tos darbus, kaip viską dirbti, žinokit, nu niekaip negaliu. Kažkoks kosmosas, kažkoks tiesiog surandu bet kokį pretekstą, kad tik tais neiti ir nedirbti ir tiesiog sėdėti ir nieko neveikti. Nu, neįsivaizduoju, žinokit, kaip prisiversti. Tiesiog, va, planavau nugenėti viską per 2 dienas, bet dabar jau 5 diena ir dar, ką žinai, ar šiandieną pabaigsiu aš tuos visus genėjimus, o tuomet nugenėsiu vis tiek reikės daryti profilaktinį purškimą su vario preparatais, jau tuoj tręšti reikės. Žolė jau, kaip matot, auga, irgi reikės pradėti pjauti. Tai darbeliai startuojasi, o jau važiuosim tuo ir su tvorų tvirimu pradėsim tvert tvoras pirmasis, taip kad darbų laukia daug. Nu, bandysim kažkaip tai. Ar Spotify, ar radijos paklausytų, gal radijos paklausysiu. Kokia geriausia stotis Lietuvoje, ką žinot. Pradėkim pirmiausia nuo gerų naujienų. Tai gera naujiena yra ta, kad sausmedis atrodo visas yra prigijęs. Na, kaip sakant, dar nusispjausiu 3 kartus, bet dabar kiek apėjau, tai atrodo, kad visas sausmedis yra prigijęs visur. Tai pas man yra 2 ankstyvumų, tai šitas yra ankstyvesnis, tai jau visai toksai gražiai prasiskleidęs. O jeigu čia paeisim į šoną, yra truputėlį vėlyvesnis, bet jisai irgi, kaip matom, visur yra prasiskleidęs. Na, o jeigu kalbant ne apie tokias geras naujienas, tai aišku, netokia gera naujiena yra ta, kad, nu, sakyčiau, koksai, nu, tikrai neperdėsiu, žinau, kad 80% šilauogių yra nušalusios. Nu, ne tai, kad jos numirė ir nušalo, bet, ta prasme, jų visi ūgliai, kuriuos užsiauginu per praeitus metus, yra nušalę. Jeigu, pavyzdžiui, tiesiog paimsim bet kokią šilauogę, tai, kaip matom, viskas yra pašalę, čia tie ūgliai, kur yra, ir jeigu kerpi, tai jie juodi yra, tai aš juos turiu vis tiek visus iškirpti ir atkur beeisim, pavyzdžiui, bet iš eilės galim tiesiog eiti šilauogės, matot, kiek buvo naujų ūglių, visi nušalę, bet, nu, šilauogės tai visus yra pašalę, nelabai žinau, kodėl jo čia taip nespėjo sumedėti, ar čia kas čia buvo, bet, nu, visur yra pašalę. Ir jeigu perėsim į sekantį, tai kaip matot irgi, žiūrėkit, kur yra naujų ūgliai, tai visas tiesiog jisai nušalęs, tas visas ūglys, tai šiuosius, o žiūrėkit, čia dar medis auga, reikės išrauti, bet yra pašalę visi ūgliai, tai praktiškai aš turiu visus ūglius, kas buvo per praeitus metus paaugę, turiu panaikinti. Va, į sekantį, jeigu pažiūrėsim, o žiūrėk, ir čia, ir čia dar medis auga, eiktų savo, čia karklas auga, blema, nemačiau, reikia karklų kiek išrauti ir juos. Bet, va, matot, viskas nušalę. O ten, pavyzdžiui, koks yra didelis ūglys. O čia, pavyzdžiui, galim pažiūrėti, kad praeitais metais koksai ūglys buvo, užaugo naujas visas jis yra pašalęs. Vėjas gal labai didelis buvo, ar kaip čia taip yra, bet, nu, namuose nėra tokio nušalimo, kaip čia. Čia praktiškai visi, kaip ir sakiau, krūmeliai yra pašalę. Ir kur beeisim, visur pašalę. Atrodo, čia tik tais truputėlį viršus pašalęs, bet jisai visas yra pašalęs. Jeigu tu čia tiesiog kažkur paimsi, nukirpsi, matot, vidus yra jo pajuodęs, taip kad aš jį vis tiek turiu visą kirpti iki pat žemės. Sunkiai, labai sunkiai, bet pirmieji 2 darbai baigti, tai viskas nugenėta ir viskas nuravėta. Nu ką, dabar dėl žolių galiu būti truputėlį ramus. Ne, nuo šiaunais metais sakiau jums, kad kažką reikia daryti su tais tarpais, tai šiais metais nublemba, jau tikrai kažką reikia daryti su tais tarpais, tai
reikia tą problemą spręsti, nes nesam čia dabar tai pradėti, tai tos genimas man už tiek laiko ir užtruko, nes nu, aš dar tuo pačiu metu ir ravėjau viską, tai čia ravė, tai kosmosas yra žolės visur, vien tik žolės visur auga, siaubas. Ir to žolės belenkai auga, tai aš nesuprantu, kaip tie žmonės be plėvelės sudina. Pavyzdžiui, vat plėvelėje tarpas prasidūri skylė ir iš karto ten žolėtoj skylė auga. Tai tik randa jos kažkur tai tarpelį ir viskas, žolės tiesiog veržiasi per visur. O tai tą problemą reikia spręsti ir tuos tarpus reikia būtinai šiais metais uždaryti. Einu į sporto salę 5 kartus per savaitę. Sporto salė sportuoju ten tikrai normaliai, nu, su normaliais svoriais, viską darau jau iki galo. Ir tu išeini visą laiką pailsėjęs, niekad nepavargęs, nugarus niekad neskauda. Čia nuvarai į lauką, 10 minučių su žirklim pasivaikštai viskas. Atrodo, kad peilis degantis į nugarą yra įkištas. Tiesiog nežmoniškas skausmas viskas. Tai po 10 minučių genėjimo viskas. Aš turiu eiti plaupti su keliais iš pradžių einu, tada jau keliais eiti nebegali, tada jau 4 ropoji. Tai visas mano genėjimas praktiškai šiais metais buvo 4. Tai viską 4 nuėjau. Visą lauką, 1,5 hektarų viskas sudėjus išeina 4 apėjau keliais, tai va toksai mano buvo prieš velykinis, kaip čia, religinis kelių įimas, tai va, nežinau, ar čia kampas kažkoks negeras, ar čia, nežinau, tai nugarai kažkas pasidarė, bet, nu, negaliu aš genėti, vienu žodžiu, tų šilaugių niekaip. Tai su žolėm kovosim šitaip, nusipirkau pušų mulčiaus ir visas tarpus užmulčiuosim. Nu, tikiuosi daugiau su žolėm problemų tikrai neturėsiu, tai kitą savaitę laukia ganėtinai menkas darbelis. Nu, tai pradžiai pasiėmiau šitos 2, po to žiūrėsiu kaip bus, nu, aš tikiuosi, kad užteks, nes šiaip atrodo mulčias, tiesiog smulkintas medis, bet, nu, iš tikrųjų kainuoja ganėtinai nemažai. Tai už tuos 2 maišus sumokėjau 400 pinigų. Ir visur aplinkui uždėsim. Tai man čia reikės, kaip matau, nu, 2 saujų tai tikrai reikės. Tai sauja numeris 1 ir sauja numeris 2. Na, taip va visą angą uždengsiu, nu, blemba. Ir tikiuosi, kad daugiau problemų su žolėm neturėsiu. Ne, nu čia reikia dar truputį užmest, nes čia dar yra tarpas, kur žolės gali augti, nu, bet vienu žodžiu esmę supratot. Tai ką, jau reikia susikurti traktorių. Prisikrausiu, manau, į kaušą ir važiuosim ir visur va taip ir užmėsim. Ir tikiuosi, su žolėm problemos bus baigtos. Nu, jau atsiranda pumpurėliai, šilauogės vis atsigauna. Kitą savaitę užmėsiu mulčių, tai bus dar vienas darbas. Na, o šiandien padarysim dar vieną darbą, tai yra šilauogės pasitręšim. Va šitam kampe, nu, kaip matom, atsirado visokios augalijos, čia vanduo sužydėjo. Ten dar vanduo gražus, kur aš traukiu tą vandenį, bet, nu, blemba. Praeitais metais tokio nebuvo dar. Šiais metais jisai atsirado ir suprantu, kad jisai vis didės. O kolegos, tuoj turėsim daug naujų kolegų. Mano didžiausias priešas, jeigu matėte tą seriją baisiai. Eik, tu savo vėl, blemba. O, tu blemba. Jeigu pamenat, praeitam video buvo konkursas, tai kas laimės Armitech prožektorių, YouTube linką, tai įvedam štai čia YouTube linką, tada įvedam žodį, ten reikėjo parašyti, bet kas didžiosios ir mažosios, gal rašysiu tiesiog Armitech, nu ir ką, pažiūrim, get random comment, nu bandom, pažiūrim, kas čia bus. Tikiuosi iš čia suveiks. Ir random comment yra MyFaro noriu Armitech parašė. Tai ką, viskas, tai sveikinu, MyFaro laimėjai štai šitą Armitech Zippy Extended Set prožektoriuką. Tai ką parašysiu pirmiausiai aš asmeniškai į YouTube, tai tikiuosi, kad viskas tvarkoja, žmogus atrašys, tai šitą išsiųsiu visiškai nemokamai su mano paštu, su viskuoju. Na, o jeigu žmogus neatrašys, tai tuomet dar kitoj serijoje, dar kartą padarysim tą patį, nu, bet tikiuosi, kad žmogus atrašys, nes rašė, kad noriu Armitech ir štai žmogus laimėjo. Gerai, tai ką, tai tiek. Na ką, šiandien vėl turėsim rubriką, kuri dar neturi pavadinimo, bet greičiausiai, kad vadinsis gal mes ragaujam, tai nežinau, bandysim kiekvieną seriją įdėti, kur mes vis kažką bandom ir kažką tai ragaujam.
Žiūrėsim, kaip iškės. Galbūt bus, galbūt nebus, bet vienu žodžiu šiandien vėl kažką tai ragaujame. Ir mes šiandieną ragaujame, ogi prancūzišką karo davinį. Nori paragauti? Rimtai? Sakai, nenori. Svarbiausia, parašyta, kad čia yra be kiaulienos, tai super, čia iškart jau geras dalykėlis yra. Ir čia sąrašas yra, ko čia yra, bet vienu žodžiu pasižiūrim. Tai va, jeigu kartais netyčia būtumėt Prancūzijos kariuomenėje, tai gautumėt, kaip suprantu, va tokį davinį ir jeigu aš gerai suprantu, čia yra visos dienos davinys, tai reiškia, visai dienai gautumėt va tokią dėžutę. Tai va, ryte išeini ir duotų tau tokią dėžutę. Kaip, manai, užtektų tau tokios dėžutės ar ne visą dieną? Kokiam savaitę. Palauk, tai padėsim čia gal, bet bus viso kažko tai dar daugiau. Beje, atsidaro, kai matom, labai patogiai, tai toksai čiuk nusiplėšia. O, žiūrėk viduje, kiek viskas spalvoto yra. Pala. Tai paduorinkim po vieną tada. Tai pirmas dalykas. Kodėl negali? Čia, žinoma, atrodo, žinok, viskas yra sveika ir be cukraus. Na gerai, yra cukrus. Mes, kadangi cukraus nevalgom šiaip nei gramo. Jo, bet vienu žodžiu yra. Toliau, kas čia? Čia toksai dalykėlis, čia yra, o kas čia yra? Ko čia, spils pieno? Dripsniai tiesiog. Dripsniai. Tai čia vien tik šokoladukai, tai ką jie valgo, vien tik šokoladas. Gerai, dripsniai. Ką čia toliau turi? Šokoladukas. Šokoladukai. Halva, ne? Su jogurtu ir vaisiais. Šokoladukas su vaisiais. Su abrikosais. Gerai, pažiūrėkim sudėtį. Ne, na, aišku, suprantam, gerai. Visų pirma, suprantam, aišku, čia yra nesveiko maisto davinys, o čia yra karinis davinys, tai mes suprantam, kad kareiviai turi turėti energijos, jie turi turėti jėgos, taip kad akivaizdu, kad jiems cukrus yra būtinas. Mums čia cukrus yra visiškai nereikalingas, nes mes nieko nereikim visą dieną ir namuose kimarinam. Va, 7 procentų. O reiškiasi, kariškiams, aišku, suprantam, kad jiems reikia cukraus ir kad akivaizdu, kad viskas čia bus su cukraus. Tai kad mes cukraus nevalgom, bet šį kartą galbūt bus galim padaryti ir jį išimti ir ne, bet ne, šiaip aš... Jo, nu gerai, tai vienu žodžiu, mes šiandien nusprendėm daryti tą rubriką ragaujam ar ne, bet aš asmeniškai cukraus nevalgiau nei gramo, jau nežinau, nu tikrai metų metais mes galim skaičiuoti tą dalyką, tai dabar jeigu tada aš čia sutiksiu viską ragaut, tai suprantam, kad aš pirmą kartą paragausiu cukraus po, vos ne 10 mečių, žinokit. Jo, realiai. Nu nežinau, gerai, pirmiausia pažiūrim, ko čia yra vidai. Čia yra arbata. Arbata? Ir čia, žiūrėk, yra fondiu. Toliau, dar šokoladukai. Drink, va, gėrimas tau. Taigi patiekalas numeris 1 yra lazanija. Prašom. Ir patiekalas numeris 2 yra patiekalas dar vienas. Ir mes viduje turime dar vieną dalykėlį, tai yra pasišildyti. Tai va tokia įsilanksto krosnelė ir mes galim pasišildyti. Pažiūrim pirmiausia instrukciją, kaip čia yra. Taip, paimu tą padėklą. Tada reiškiasi, mes turime jį sulankstyti. Į kurią pusę reikia sulankstyti dabar jį? Į šitą turbūt. Tai pagal tas reikia užlenkti. 1, 2, 3, 4. Gerai. Užlenkiau. Tada reiškiasi, ką aš turiu padaryti. Tada reiškiasi, aš turėčiau į vidų dabar įdėti va čia tabletę. O tikrai. Kvepia. Pala. Toks pirmas kvapas buvo. Pala čia parašta gal, kad tai naudingas. Laikyti tokį nuo vaikų. Neuostyti, neįkvėpti į vidų. Gerai, šitą jau praleidžiam. Reikia dėvėti apsauginės pirštinės. O komplekte būtų gal čia pirštinės, ne? Nebūtų komplekte pirštinės. Degina odą. Tada reiškiasi, kai aš šitą taip išlankščiau, tada aš turėčiau paimti, nežinau, konservą, tarkim, lazaniją paimti. Ir tada aš turėčiau va šitaip užkabinti dėl kažkokių tai priežasčių, nesuprantu. Ai, oi, debilas. Dėl kažkokių tai priežasčių. Tai tipo, kad rankų nenusideginčiau. Ai, va viskas aš. Tai va tas įsilanksto. Čia viršui tokie kabliukai va užsikabina ir tuomet apačioj ir tuomet va tu gali už šito paimti ir nenusideginti. Tiesiog išpardas viskas atrodo kaip sutarta, ne? O tai kaip tai bus? Nu, o kaip tai bus? Nu, tai va, niekaip. Nu, ką nori paragauti? Norėčiau šilto. Šilto lazanijos. Tai gerai, tai aš šitą einu tuomet greitai į lauką, uždegsiu šitą. Nu, pabandom.
Nu. Susimušam. Kažkas rūksta. Šiltus skanu. Oi, tu savo lazanija gerulė. Labai skanu. Oi, tu. Galim toks kiekvieną dieną valgyti. Kai gera lazanija. Skani. Paškilo gerai šilta. Tai dabar visi žiūrės, kaip mes viską valgom. Tai aš montuosiu video prasuksiu. Gerai, kaip įvertintum lazaniją? Labai gera. Labai gera, tikrai. Labai mažai. Nu jo, tai aišku, mes dviese valgym, aš gal daugiau. Tai konservą įvertinam kaip labai gerai. Tikrai, 10. Tikrai, tikrai labai skanus lazanija, labai skani. Gerai, ką? Antras konservas. Irgi skanu. Gama skanu. Nu, ne veltui prancūzų, žinai. Šiaip aš kažkada esu valgęs lietuvišką karo davinį labai seniai. Nu, blema, žinau, kad nepalyginsiu, tikrai prancūziškas daug geresnis. Ir druskas ne per daug, labai skanu. Jo, gerai. Dabar, man atrodo, aš tave žinau, kad taškysiu labai. Čia irgi tavo gerėmė. Na. Ar aš čia tik savęs svariau? Turbūt. Nieko man. Eik tu savo. Pažiūrėk, myli kietumo. Eik tu sulauši dėžutę net. Wow, ne veltui jinai salė, jinai 5 kartus per savaitę. Nu tai sūrio nebebus, nes dėžutė suvaryta. Myglė ant tiek kieta, kad net metalo laužo. Matot, kaip aš gyvenu. Visiškoj baimiai. Visiškoj baimiai, kad man galvos taip nesulaužėt. Nu prašom, paragaukite sūrio. Bet tai čia kadangi fondiu, tai reikėtų turbūt irgi pašildyti, bet jis lengvai tepasi, ne? Sūris. Skanus sūris. Čia sūris tas geras sūris. Taip yra. Tai lazanija super, tunas super, viščiukų kepenėlė super, sūris super tikrai. Ir turbūt, kad iš to, ką mes valgom, viskas jau ir baigėsi. Koks kreikerių gal? Ne. Ne, aš irgi šiaip iš tikrųjų žinau, kad tų kreikerių nelabai, nes nublema labai daug cukraus juose visos yra. 20% šiaip cukraus juose yra. Ir kad ir netgi tamsų druska, kur yra irgi cukraus įdėta. Nu vėl, kaip ir sakiau dar kartą, aišku, kariuomeniai, tai jiem reikia energijos ir panašiai. Aš kadangi jeigu man energijos nereikia, tai kreikerių mes tikrai nevalgysim ir kreikeriai keliaus laukan. Ne, nėra. Kvepia kakava. 23 gramai 100 gramų yra cukraus, tai... Nu, kad ir kaip čia... Kad ir koks čia tas lyderis bebūtų, ar ne, aš tai nepasiruošęs tiek aukotis, kad suvalgyčiau dalyką, kuriame yra... Darai video pristatymą. Maisto pristatymą ir nedarai visos apžalgos. Turi aukotis dabar. Visus turi suvalgyti. Ai, visus suvalgyti. O tu valgysi? Ne, aš tai čia tiesiog svečias. Ai, svečias, ne? Laidos svečias esi? Supratau. Na, manau, esmę suprato, tai čia būtų, reiškiasi, kaip ir pusryčiai. Pusryčiai, bet kuo juos užpildė dabar tuos pusryčius. Nu, tai mes su pusryčiai tikrai nevalgysim, aišku, niekas, tai jie keliaus laukan. Pažiūrėkim, ko čia gero yra, kas čia. Čia yra kava. Kava? Tai čia tuomet irgi yra 100% arabika kava. Tada čia yra... Čia druska? Ai, druska turbūt. Jo, druska ir pipirai turbūt, taip suprantam, nes prancūziškai rašyta, bet tai savo, nu, reikia žinoti, kad yra druska. O pimienta, nu, aš galvoju, kad yra pipirai, gali būti ar ne. Ai, bet va čia tada yra sugar, va, dar yra cukraus. Tada, nu jo, savo, nes dar yra cukraus. Ir dar tuomet yra arbata. Ir dar tuomet yra arbata. Tada čia yra pas Čia dar buvo kakavas. Ai, dar kakavas yra. Dar kakavas yra. Tada čia yra, dar turime uogienės. Ir tuomet turim dar krūvą šokoladų.
Tai šokoladukai yra čia visokių. Kriaušėm, yra batonėlis su kofeinu, tada yra su vaisiais, tada yra su abrikosais ir yra šokoladas 70%. Vėlgi, aišku, normaliam pasauliu turbūt 70% skaitosi juodas šokoladas. Mūsų Sumiglės pasaulyje 70% skaitosi baltas šokoladas, nes mes valgom tik 99% šokoladą, kad tokį tai turim, galit pasižiūrėti. Nu, aš jau esu beveik visą suvalgęs, tai mes tik tai tokį šokoladą valgom 99. Yra darbė ir 100, tai tik tais arba 100 arba 99. 98% mes jau nebevalgom, nes mano pasaulyje 98% šokoladas jau yra baltas šokoladas, o 99 yra toks juodas beveik, o 100 tai jau juodas yra. Tai aš valgau beveik juodą, 99 arba visiškai juodą, tai yra 100. Tai man 70% yra kosmosinis žiaurumas šokolado. Nu, bet jau, kaip ir sakiau, kitiems 70 turbūt skaitytųsi, kad yra juodas šokoladas. Nu, bet jūs patys pagalvokite, reiškia, jeigu čia yra 70% šokoladas, reiškia, 30% jame yra cukrus, tai jūs valgote cukrų. Apie beveik 2 šaukštelių cukraus čia būtų. O kažkai, žiūrėkit, tokius valgyti šokoladuką būtų tiesiog prarytum ir viskas. O kažkas jums pasakytų, paimk dabar 2 šaukštelius cukraus ir suvalgyk. Nesuvalgyk, niekaip 2 šaukštelius cukraus, be šansų. O tokį šokoladuką, šokoladuką tiesiog surytumėt. Na tai ką, tai va, štai tokia rubrika ragaujam, tai nežinau, bandysim kiekvieną serijų kažką tai paragauti. Vėlgi, kaip suprantam, tai mūsų racionas yra labai nestandartinis. Ta prasme, mes maitinamės, jeigu iš tikrųjų taip tai labai sveikai, mes tikrai maitinamės sveikai. Jokių miltų, jokių cukraus, aišku, būtų galim padaryti išimtį, ar ne, į vieną kartą per savaitę pasiaukoti ir pavalgyti ten galbūt to cukraus kažkiek, bet ne, nublem, kad jau kai aš tiek metų nevalgiau nei gramų cukraus, ta prasme, ne tai, kad čia būčiau metus nevalgęs, ar ten 2 metus, ta prasme, aš nežinau, turbūt tikrai to bus 10 metų, kai aš, ta prasme, net nevalgiau, jokių perkių produktų nevalgiau, jokių ten dešrelių, nežinau, pusfabrikačių jokio šokoladukų, ledų nevalgiau 10 metų žmonės, jeigu kažkam tai dar sunku suprasti, tai aš ledų 10 metų nevalgiau. Ir nelau, kad aš čia aukojuosi, aš nesiaukoju, man tiesiog tai patinka, aš jaučiu malonumą maitinti sveikai ir todėl man tokio suvalgyti būtų per daug būtų žiauru. Ir, nu, šitoj serijų dar tikrai nevalgysiu, nu po to žiūrėsim, šiaip stengsiuos surasti kažką tai paragauti kiekvieną kartą, kur cukraus nėra, tokį dalyką. Šiaip galbūt netgi gerai, kad mes gal darytume iš tikrųjų ir sveikų. Jo, tai mes gal darysim kiekvienoje serijoje turbūt tą tokią, mes ragaujam rubriką, bet šiaip mes stengsimės valgyti tik tai sveikus dalykus. Ir dar siūlym, kad yra sveikų, skanių dalykų ir gan nemažai. Jo, tai tikrai mes maitinamės labai skaniai iš tikrųjų ir desertus valgom, nėra taip, kad, pavyzdžiui, mes atseit nevalgom desertų, ne, mes aišku, 5 dienas per savaitę tai nevalgom nieko, tik tais labai taisyklingai maitinamės, tada šeštadienį, sekmadienį, kaip ir sakiau, pas mus yra cheat day, pas mus tas cheat day yra be cukraus, ta prasme, mes darom desertus, valgom tikrai labai skaniai, labai saldžiai. Bet vėlgi saldžiai tai yra mums saldžiai. Jeigu jūs valgot cukraus, tai paragautumėt mūsų desertus, sakytum, kad jums nesaldu, bet jeigu jūs nevalgysit cukraus 2 mėnesius, 3 mėnesius, 4 mėnesius, tai met jūs suprastumėt, kad reiškia tie desertai, kuriuos mes darom iš uogų, su datulėm, pavyzdžiui, tai jie yra iš tikrųjų žiauriai saldus. Bet, nu, žmogus, kuris, pavyzdžiui, valgo va tokį, tai anas desertas, aišku, bus nesaldus. Tai kokia tavo mintis apie prancūzišką davinį? Labai skanus prancūziškas davinys. Kaip restorane iš tikrųjų, aišku, pateikimas netoks, bet kaip maisto skonis tikrai geras ir labai skanu. Jo, tikrai, nublemo tikrai prancūziškas davinys, žinokit, geras. Nu, ta prasme, su tais maistais, kaip matėte, spūnas, lazanija, nu, tikrai labai skanu. Kepenėlis labai skanu, sūris labai skanu, nu, o visa kita jau yra saldumynai, energijai, aišku, kaip ir sakiau, kariškių energijos reikia. Ate, iki kito karto.